Sveiki, šiandien griebiam jauti už ragus ir kalbam apie vieną svarbiausių dalykų Pythone – funkcijas. Pažiūrėsim, kaip jos padeda rašyti kodą, kuris ne tik veikia, bet yra ir tvarkingas, efektyvus ir, svarbiausia, suprantamas. Tai ką, pradedam? Na, įsivaizduokim tokį, paprastą scenarijų. Reikia kelis kartus pasisveikinti su Jonu. Lengviausias kelias – kopijuoti ir įklijuoti. Ar tai veikia? Žinoma, kad veikia. Bet ar tai protinga? Na, nelabai. Juk jei reikėtų pakeisti vardą, tektų redaguoti 3 eilutės. O jei jų būtų 30? Ir štai čia kyla natūralus klausimas, tiesa? Juk privalo būti geresnis būdas, nes juk visas programavimas ir yra apie tai, kaip rasti protingesnį, elegantingesnį sprendimą. Ir atsakymas, žinoma, yra funkcijos. Galima apie jas galvoti kaip apie receptą. Receptą užsirašom vieną kartą, duodam jam pavadinimą, o tada galim gaminti tą patį patiekalą 100 kartų. Būtent funkcijos padeda mums išvengti to nuobodaus kopijavimo ir daro programas daug tvarkingesnės. Gerai, tai dabar pažiūrėkime iš arčiau, išnarstykim tą funkciją po kaulelį, kad pamatytume, kas ten viduj slepiasi. Ir viskas beje prasideda nuo vieno magiško žodelio. Tai, prašom, tipiškas Python funkcijos planas. Matom čia kelis esminius dalykus. Raktinį žodį def, funkcijos pavadinimo, skliaustelio su parametrais ir gale return. Dabar apžvelkime kiekvieną iš jų. Taigi, viskas prasideda nuo def. Tai tarsi signalas Pythonui. Dėmesio, dabar aprašysiu naują komandą. Iš karto po jo seka pavadinimas, kurį sugalvojame patys. Jis turėtų kuo aiškiau pasakyti, ką ta funkcija darys. Na, o skliausteliuose nurodom, kokius duomenis funkcija priims. Toliau docstringas. Čia tarp tų 3 kabučių yra vieta paaiškinimui. Nors techniškai tai nėra privaloma, bet patikėkit, tai yra tiesiog super gera praktika. Tai tarsi paliktas raštelis savo ateičiai arba kolegai, kuris bandys suprasti, kągi šita funkcija veikia. Na ir pabaigai, return. Šitas žodis daro vieną paprastą dalyką. Jis išmeta rezultatą iš funkcijos lauk. Atlikus visus skaičiavimus, return pasako, štai, prašom, tavo atsakymas. Jei funkcija tiesiog kažką padaro ir neturi jokio rezultato, kurį reikėtų perduoti toliau, tai šios eilutės tiesiog gali ir nebūti. Viskas paprasta. Gerai, teorijos užteks. Laikas ištepti rankas. Pažiūrėkime, kaip visa tai atrodo gyvai realiame kode, pradedant nuo pačių paprasčiausių pavyzdžių. Galima sakyti, kad funkcijos būna 2 pagrindinių tipų. Vienos yra, pavadinkim, darytojos. Jos tiesiog atlieka kažkokį veiksmą. Pavyzdžiui, atspausdina tekstą. Ir viskas. Kitos – skaičiuotojos. Jos paima duomenis, atlieka su jais magiją ir grąžina atsakymą, kurį galime naudoti toliau. Štai čia ir atsiskleidžia tikroji funkcijų galia. Žiūrėkit, kas čia vyksta. Sukuriame funkciją sveikinti, kuri laukia vieno argumento vardo. Dabar vietoj to, kad kopijuotume print eilutę vėl ir vėl, mes tiesiog kviečiame savo naują komandą sveikinti ir perduodame jai norimą vardą. Štai ir matom rezultatą. Viena instrukcija, o panaudoti ją galime kiek tik norime kartų, su skirtingais duomenimis. Tai ir yra kodo pernaudojimo esmė. Gerai, o dabar tas skaičiuotojos pavyzdys. Turime funkciją kvadrato, ji gauna vieną skaičių, x, viduje pakelia jį kvadratu ir tada su return išpjauna atsakymą atgal. Ta atsakymą mes pagauname, įsidedame į kintamųjų rezultatas ir jį atspausdiname. Prašom, 25, viskas, jokio nereikalingo balasto. Funkcija davė rezultatą, kurį galime naudoti toliau savo programoje. Na ką, pagrindus jau turime, dabar laikas pereiti prie įdomesnių, galingesnių įrankių, kurie mūsų funkcijas pavers dar lankstesnėmis. Būna situacijų, kai argumentas nėra būtinas, tiesa, tam ir sugalvoti numatytieji parametrai. Čia mes sakome, vardas paprastai bus mokiniai. Bet jei kas nors duos kitą vardą, pavyzdžiui, Laura, na tada naudosime jį. Labai patogu. Gerai, o dabar tikras galvosūkis. Tarkim, reikia parašyti funkciją, kuri sudeda skaičius. Bet mes nežinome, kiek tų skaičių bus. Gal 2, o gal 22? Kaip tai padaryti? Sprendimas yra stebuklinga žvaigždutė. Kai prieš parametro pavadinimą parašome žvaigždutę, Pythonui tai reiškia surink visus argumentus, kurie čia ateis į vieną krūvą ir tada funkcijos viduje mes galime su ta krūva dirbti kaip su paprastu sąrašu. Ir pažiūrėkite, kaip elegantiškai tai veikia. Ar mes paduodame 4 skaičius, ar 2,
Ta pati sudėti funkcija susitvarko be jokių problemų. Tai tiesiog neįtikinai lankstus sprendimas. Ir dar vienas patogumas – raktiniai argumentai. Tai reiškia, kad kviečiant funkciją galima tiesiogiai parašyti, kuriam parametrui kokią reikšmę duodame. Ir žinote, kas geriausia, eilės tvarka tampa visiškai nesvarbi. Kodas tampa daug aiškesnis, ypač kai funkcija turi, kokius 5 ar 6 parametrus. Na ir kelionė po funkcijų pasaulį. Tad pabaigai surinkime viską į krūvą ir pažiūrėkime į kelis auksinius principus, kaip rašyti tikrai geras funkcijas. Taigi, 4 geros funkcijos taisyklės. Pirma, pavadinimas. Jis turi rėkti apie tai, ką funkcija daro. Ne F1, o apskaičiuoti apie VM. Antra, nepatingėkite parašyti docstringo. Ateityje savo padėkosite. Trečia, ir čia labai svarbu, viena funkcija, viena užduotis. Jei funkcija ir nuskaito duomenis ir juos apdoroja ir spausdina ataskaitą, greičiausiai tai yra 3 skirtingos funkcijos. Ir ketvirta, aiškiai nuspręskite, ar funkcija yra darytoja ar skaičiuotoja. Ir jei reikėtų viską sutraukti į vieną sakinį, tai būtų šis. Funkcijos – tai yra tos Lego kaladėlės, iš kurių mes statome savo programas. Kuo geresnis kaladėlės, tuo tvirtesnis ir gražesnis statinis. Na ir pabaigai, mažas namų darbas apmąstymui. Prisiminkite savo rašytą kodą. Tikrai yra vieta, kur kelios eilutės kartojasi. Galbūt tai puikia proga sukurti savo pirmąją arba tiesiog naują funkciją ir padaryti tą kodą truputį geresnį.